Gerai, sako, kas daro? Statysiu, viskas man aišku. Tarp kitko aš jį pažinojau, kartu kovojom, sako mano tėvas, sako žuvęs. Tai ar dabar tu tikrai jau surasi mano tėvo kaulus? Tai sako, ar aš žinau, ar surasiu savo brolių? Jam priklauso, aš... Aha, man priklauso, jis atein pareikalauja, kad tu tikrai surasi mano tėvo kaulus. Jeigu pažinojai, tai ir taip išėjo. O aš žinau, ar aš savo brolio kaulus suradau. Įsivaizduoja, kad politkaliniai arba tremtiniai čia susibūrė kažkokią tą organizaciją, na ir dabar visi ieška tų kaulų dabar. Tai ir ta duobė šiandien iškasa buvę partizanai. Taip, va žmonės tokie be sveikatos, visi mes be sveikatos. Čia lūžimai, tas ta vieta yra pats baisiausias dalykas. Iš visų kojų lūžimų, tas ta vieta lūžimas, kaklo lūžimas yra nepagydoma. Faktiškai. Tiesiai po gadą, suvertė tų. Tai yra visą laiką čia šakom užnešta. Visų kaulų. Ne, einam per viršų, aš ir tiesiai, viskas. O sukaušu nuėmą tą viršų biškį. Matai, O to šakos, kur sakė, kada... Šakom užmesta buvo. Tiesiog vienima. Va, šitą vietą tu kawasi. Eilę metų aš esu suinteresuotas surasti žuvusius savo brolio palaikus. Kada žuvo jisai 1949 metais, rugpjūčio 13 dieną, kautynėse Užpelškių miške. Kartu su juo žuvo 5 vyrai. Tai buvo iš mūsų vyriausios vadovybės darbuotojai, prezidiumo nariai, poetai 3. Ir kiek mes sugebėjom surinkti žinių, jau tada tais laikais buvo išniekinti Radviliškio saugumo kieme. Vėliau, reiškia, visi žmonės sakė, kad čia atvežė iš tos sodybos, tai Mečinių sodyba buvusi, sumetė jos į šulinį. Paskui aš buvau suimtas ir atkalėjęs, kada aš grįžau, mano gyvenimo tikslas buvo susirasti, reiškia, brolio palaikus. Aš visą laiką klausinėjau, čia apėjau visas tas apylinkės, išklausinėjau visų žmonių ir visi galai sueidavo į čia, kad tam šulinyje yra. Pavyko sužinoti žmonių, kad tos sodybos, reiškia, tie Mečinių vaikai, sūnus ir 2 dukros gyvena Klaipėdoj, pabėgė nuo tremties. Aš dėdamas didelės pastangas suradau juos, pasiprašėm, kai jie čia atvažiuotų. Atvažiavo bendrom pajėgom, įsiaiškinom, kai buvo išdėstyta ta sodyba. Ir kad čia, reiškia, pokario metais, iki 50 metų, toj sodybai buvo garnizonas. Ir kada, reiškia, nužudydavo kautynėse žmonės ir kada juos išniekindavo saugumo kieme, vėliau atveždavo čia. Ir čia yra dar 6 rūsiai, kurios pildavo bulves ir tos rūsius mesdavo, į 2 šuliniai buvo, į kurios mesdavo tos palaikus. Nu, čia mes vaikštinėjom, nustatėm maždaug tą vietą. Čia ėmėsi šito darbo Radviliškio politinių kalinių sąjungos pirmininkas, gerbiamas Kamantauskas. Jis pernai padarė čia, surado 8 žmonių palaikus ir šįmet prieš tai jau surado 6 žmonių palaikus. Ir mes pabandėm, kadangi yra numatyta ateinantį sekmadienį, rugsėjo 29 dieną, per laidotuves surastus, tai mes nutarėm, kad reikia to pačiu, reiškia, paieškoti reikia dar čia ir vienu kartu palaidoti. Nu, atvažiavom, susitarėm čia su mūsų tos gamyklos direkcija